Sveiki, kadangi šis komentaras surinko daugiausiai jūsų balsų, šiandieną matysime 24 faktus apie Nerv, arba lietuviškai Nerv drąsos žaidimas. Jei norite dažniau pamatyti keliamus video, palikite like ir pasidalinkite juos su draugais. Taip pat palikite savo nuomonę komentaruose, kuris faktas jums buvo įdomiausias. Bei žinoma, nepamirškite įsijungti pranešimų, jog nepražiopsotumėte nei vieno naujo video. Tad be ilgų kalbų pradėkime. Nerv yra 2016 m. amerikiečių trileris, paremtas Jean Ryan romanu, su tokiu pat pavadinimu, kuris buvo išleistas 2012 metais. Filmo pradžioje galime pamatyti V prisijungiančią prie Gmail anketos. Vieną iš pranešimų rodė, jog per Facebooką jį gavo atsakymą nuo Ariel Schulman. Ariel Schulman ir Henry Yost yra Nerv filmo direktoriai. Žaisdama Nerv žaidimą, V liečia MacBook taip, lyg jis turėtų jutiklinį ekraną, nepaisant to, jog nei vienas iš MacBook neturi tokios ypatybės. Panašiai, kurdama Nerv anketą, V yra raginama pateikti savo nykščio atspaudą. Ji tai daro pridedama savo nykštį virš telefono kameros, kuris greičiausiai negalės užregistruoti to. Kiekvienai kamerai reikia šviesos, todėl pilnai uždengus jos akutę vargu ar kas gautųsi, ypač nuskenuoti piršto atspaudą. Bet hei, tai tik filmas. Direktoriai siekė PG-13 reitingo. Ariel Schulman kalbėjo, norėjome įsitikinti, kad jaunesni paaugliai galėtų tai pamatyti. Manome, kad jis turi svarbę žinią ir jie ją išsiaiškins patys. Henry Yost pridėjo, mes nesame suinteresuoti kurti šlykštų kankinimo filmą. Bandydami išlaikyti reitingą, režisierė išbraukė su seksu ir drąsa susijusią sceną, kadangi ji buvo per daug keista ir tamsi. Machine Gun Kelly taip pat vaidino filme. Carlson Baker, daugiau žinomas kaip Machine Gun Kelly, yra amerikiečių reperis bei aktorius iš Cleveland, Ohio. Carlsonas pradėjo muzikinę karjerą dar būdamas paaugliu. Iš turėtų $19 milijonų biudžeto, jiems pasisekė uždirbti pilnai $85,2 milijonus, $38,6 milijonus iš Jungtinės valstijos ir Kanados, bei likusius $46,5 milijonus iš kitų šalių. Direktoriai Ariel Schulman ir Henry Yost anksčiau nagrinėjo panašias temas savo dokumentikoje pavadinimu Catfish, kitaip lietuviškai būtų šamas. Jų teigimu, jie patraukė internetą sakydami, dauguma dalykų nėra tik juoda ir balta. Internetas nėra nei geras, nei blogas. Tai tiesiog priklauso nuo to, kaip jo naudojasi. Filmas turi kiek lengvesnę pabaigą bei plotą nei knyga. Nuododami interviu, komanda pareiškė, kad sparčiai besikeičianti interneto prigimtis tapo sunkiai nuspėjama, o Henry Yost pažymėjo, kad programa Periscope pasirodžiusi filmo kūrimo metu buvo pavadinta jo kaip pusę kelio į Nerv žaidimą. Filmas pirmą kartą pasirodė vizualiųjų menų mokykloje New York'e Liepos 12 dieną. Jis taip pat buvo parodytas Comic-Con'e Liepos 21 dieną. Filmas originaliai turėjo būti išleistas rugsėjo 13 dieną 2016 metais, tačiau vėliau buvo nuspręsta jį išleisti Liepos 27. Vienoje iš atidarimo scenų V ieško naujienų savo kompiuteryje. Dešinėje naujienų puslapyje yra straipsnis apie James Franco. James yra Dave Franco, kuris vaidina Ian brolis. Emma Roberts ir Dave Franco kartu dalyvavo muzikinėme klipe grupės Cult pavadinimu Go Outside, išleistas 2011 metais. Taip pat Emma Roberts vaidino kartu su James Franco filme Palo Alto. Filme Kai Tai pabaigė labai rizikingą užduotį, švęsdamas atlieka įsivaizduojančių automatinio ginklo šūvius. Manau, ir taip nereikėtų aiškinti, ką jis tuom reprezentavo. Dave Palmer savo svetainėje rašė, filmas iš tikrųjų turi keletą protingų dalykų pasakytų apie paauglius, jų telefonus ir tai, ką jie gali padaryti tik tam, kad išgarsėtų internete, duodama šiam filmui 7 iš 10, kas būtų daugiau nei Rotten Tomatoes ir IMDb. O kokia jūsų nuomonė apie šį filmą? Nerv filmas buvo nominuotas kaip mėgstamiausių trilerių 2017 metais, sausio 18 dieną per People's Choice Awards. Casey Owen Neistat yra amerikiečių YouTube persona, režisierius, vlogeris ir socialinės žiniasklaidos kompanijos Bime įkūrėjas. Filme jis žaidžia Nerv žaidimą New York'e. Jo vartotojo vardas Casey Neistat ir viena iš jam skirtų užduočių buvo pavogti policininko ginklą, tačiau nepavykus to padaryti buvo pašalintas iš žaidimo. Tai jau antras kartas, kai Emily Mead vaidina antagonistišką personą, kuri vėliau pasikeičia į geresnėje. Prieš tai jį vaidino Fang siaubo filme My Soul to Take. Kimiko Glenn, Liv ir Samira Veiley, Hacker Queen, prieš tai vaidino porą seriale Orange is the New Black 2013-aisiais. Sidney's telefono dėkliuko užrašas yra Teenage Dirtbag, tai populiari daina iš Vytus, išleista 2000-aisiais. Prieš atsisveikindami, V ir Sidney prisiliečia nosimis. Knygoje pasakyta, jog V ir Sidney išmoko gestų kalbos abėcėlę tam, kad galėtų slaptai viena su kita bendrauti. Žaisdama Nerv, V apytiksliai uždirbo apie $33,000.
Kai Tommy ieško Iano Dark Webe, jam išmeta informaciją, jog Ianas prieš tai žaidė šį žaidimą Seattle. Knygoje visas veiksmas vyksta Seattle. Filme fanai taip pat pastebėjo keletą klaidų bei kadrų, kuriuose matosi filmavimo aparatūra. Tačiau viena iš svarbesnių dalykų, kuriais metais viskas įvyko. Pasak laiško, kurį gavo V, istorija prasidėjo kovo 20 dieną 2017 metais. Ji prisijungė prie žaidimo kovo 21 dieną, tačiau jos internetinėme banko puslapyje data yra balandžio 20. Vėliau filme yra rodoma vieta, kur žmonės diskutuoja apie vykstantį žaidimą, tačiau visur parašyta 2016 metai. Tai kaip ten iš tikrųjų? Na, dėja, štai ir viskas. Jei žinote daugiau įdomių faktų apie šį filmą, leiskite visiems sužinoti apie tai komentaruose. Ką norėtumėte pamatyti kitame video? Palikite savo idėją ir jei jūsų komentaros surinks daugiausiai like, kitame video išvysi faktus apie savo pasiūlytą filmą. Tad nepamirškite balsuoti komentarų skiltyje. Šiandieną tiek, ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!